gana blankus šešėlis to Kotos, kurį mes matėme praėjusį sezoną. Dabar Arvydas Sabonis gražų sezoną, skirtingai negu Žalgiris, žaidė 16 geriausių. Kokius praėjusiais metais abu kartus įveikė Malagą, tačiau jam to barjero peržengti nepavyko. Ir čeka Kornegėjaus metimą, ne, Larry Lewiso metimą Arvydas Sabonis blokuoja, tačiau blokuoja atrodo jau pavėlavęs, bet reakcijas, kaip sako režisieriai, galima sudėti ir iš jų padaryti išsaugoja. Taip, 1 taško persvara, 13-12 ir dabar gražus Arvydas Sabonio perdavimas Miroslavui Beričiui, tačiau Mūsų komanda geria Montavis. Nepavyko jam pasižymėti, Žalgiris dar kartą apsigina ir kokia graži ir įspūdinga ataka. Ketvirtajame kėlinyje vėl su kamuoliu Arvydas Sabonis. Kablys pasiekiantis tikslą. Labai paskutinysis epizodas, kuomet kamuolį su savim lyg ir nusinešė. Vienas epizodas, kaip Arvydas Sabonis puikiai supranta ir mato aikštę. Antrą kartą jis štai taip įspūdingai atiduoda kamuolį Miroslavui Beričiui. Vienintelė problema yra ta, jog dar iki metimo stadijos varžovai vis dėlto spėja pastarajam sugriebti per 28. Reikia, be abejo, reikia mesti esant laisvam, tačiau būtų dar gerai ir pataikyti. Edas Kota atkovoja kamuolį ir įsirašo į savo sąskaitą rezultatyvų perdavimą. Arvydas Sabonis dar kartą jį kala iš viršaus apskritai. Lietuvis išprovokuojantis daugiausia pražangų, o pagal naudingumą vakar jis nukrito į 3. vietą iš 2. Šansas įsiveržti į priekį. Mindaugas Timinskas prastai gali išvarginti varžovo komandos žaidėjus. Ir arenoje susirinkę žiūrovai, o tuo tarpu prasideda 3. kėlinys. Arvydas Sabonis ir tandemas su Edu Kota. Sutinėme 5. Šį kėlinį pradeda ne Tano Kaberdas, o Paulius Jankūnas. Be jo Edas Kota, Sergijos Kariola, Dainius Šalenga. Ir įveikta, susikaupė, pradėjo 3. kėlinį kauniečiai. Savaime suprantama, jog nėra kol kas atakos sprendimus. Tai dabar Paulius Jankūnas pataiko. Perdavimas Tano Kaberdui. Idealesnio atrodo nebūtų galima sugalvoti, o metimas buvo labai susitoliau. Atrodo užmynė Dainius ant 3 linijos, bent jau taip rodo kol kas švieslentės skaičiai. Edas Kota išveda žalgiriečius 2:51. Artėja į pabaigą 3. ketvirtis, bet ir dabar aišku, kad po jo niekas neaišku. Mindaugas Timinskas. Taip reikėjo šio tolimo metimo, juolab, kad buvo laisvas Mindaugas Timinskas, o dabar 4. kartą visiškai be reikalo prasižengė Arvydas Sabonis. Nepavyko atkovoti kamuolio ir po to susitikimus A grupėje Liublianos Olimpija 7 taškais pralaimė Barcelonai po 3 kėlinių. Atėnų AEK namuose pralaimėjo po Ortezui, kuris po 3 pralaimėjimų iš eilės iškovojo pergalę. Dar vienas